Labas, aš Simona ir tu žiūri su kuo valgyti MLM. Ir šiandien valgysim su socialinė medija. Tai yra, noriu tau duoti keletą patarimų, kaip turėtų atrodyti tavo Facebook'o profilis ar kitos socialinės medijos profilis, kad jis pritrauktų žmonės, o ne juos atstumtų. Aš asmeniškai kol kas naudoju tik Facebooką, nes tiesą pasakius, kitoms platformoms neturiu laiko, bet principai visų yra panašus. Ir pirmiausia, tau reikia galvoti apie savo profilį, kaip kokį jis duoda pirmąjį įspūdį. Jei, tarkim, kažkoks žmogus pasižiūrės, tai ką jis pirmiausia galėtų pagalvoti apie tave. Jei tu dirbi su tinkliniu marketingu, tai internetu, tai reiškia, kad tavo profilį nuolatos tikrins tavo potencialūs klientai ar potencialūs komandos nariai, kuriuos tu stengsiesi sudominti su savo verslo galimybė. Bet jei tavo profilyje yra nuotraukų tik su apatiniais ar geriant alkoholį, arba tu jau kelis metus nieko nepostinai, tai niekas nepriims tavęs rimtai ir nenorės su tavimi dirbti. Bet iš kitos pusės per daug rimti postai ir rimtos nuotraukos irgi atstumia, nes taip nesimato, kas per įdomi asmenybė tu esi. Ir yra 3 pagrindiniai profilio aspektai, į kuriuos tau reiktų atkreipti dėmesį. Pirmiausia, tavo profilio ir viršelio nuotraukos, antra, tavo trumpa biografija ar intro ir trečia, tavo profilio turinys ir postai. Taigi tavo viršelis turėtų būti apie tave. Gal tu kartu su šeima ar naminiais gyvūnais, žodžiu, kažkas pozityvaus. Profilio nuotraukoje turėtum būti tik tu, nes ir visas tavo profilis turėtų būti apie tave ir kas per asmenybę tu esi. Yra kas dedasi savo augintinio nuotrauką ar kažkokį paveiksliuką, bet jei nori dirbti su socialinė medija, tai ką klientas pirmiausia pamatys, tai turėtų būti tavo gražus, geriausia besišypsantis veidas. Ir pavyzdžiui, mane praeitą savaitę į draugus kvietė moteris, kuri išvis neturėjo profilio nuotraukos ir kai aš paklausiau, ar mes pažįstamos, nes ką gali žinoti, gal kokia močiutė iš mano kaimo, ką tik susikūrė profilį. Tai jie atrašė, kad nepažįstamos, bet nori mane pakviesti į grupę, kurioje dalinasi informacija apie produktus. Iš tikrųjų, tai žinote, net nebuvo labai kaip gerai parašyta tiek iš lietuvių kalbos pusės ir iš žmogiškosios, net veidas automatiškai kreipėsi skaitant, nes suprantat. Bet esmė tame, kad jei bent profilio nuotrauką ta moteris būtų turėjus, tai aš bent matyčiau, su kuo bendrauju ir gal būčiau ir į tą jos reklamuojamą grupę pasižiūrėjus, o dabar atvirkščiai mane tik atstūmė. Ir aišku, supratau, kad žmonėms dar tikrai reikia daug švietimo apie tinklinį marketingą ir kaip teisingai dirbti, kad nebegadintų ir taip jau gerokai pagadintos MLM reputacijos. Grįžtant prie profilio, aš pastebiu, kad dažnai žmonės neišnaudoja tos biografijos skiltelės, kuri rodoma iš karto po tavo profilio nuotrauką. Pas daug ką ji vis dar yra tuščia, bet čia yra būtent ta vieta, kurioje tu gali šiek tiek apibūdinti save, pasakyti, ką tu mėgsti, ar kuo užsiimi, ar kam padedi, kad tas, kuris lankosi tavo profilį, jau galėtų susidaryti kažkokią nuomonę apie tave. Bet jokiais būdais nerašyk savo kompanijos pavadinimo. Ir kodėl to nedaryti, padarysiu atskirą live, kur šiek tiek labiau pasigilinsiu į tai. Ir jau priėjom prie paskutinio aspekto, tai tavo profilio turinio, kuriam irgi galioja ta pati taisyklė, kad kuo mažiau arba geriausia visai nerodyti, kokioje tu kompanijoje esi. Tai yra nepostinti nuorodų į kompaniją ar produktą, nespaminti ant savo sienos vien tik produktų nuotraukų ir raginimų pirkti, o geriau duoti žmonėms kažkokios naudos. Naudingi postai gali būti paprasčiausi patarimai, receptai ar kažkas panašaus. Ir aišku, tavo paties gyvenimas. Tai tiek šiandienai, ačiū, kad žiūrėjai ir iki.